Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Vien tik 300 dalyvių iš visos Lietuvos sekmadienį susirinko į aerobinės gimnastikos varžybas. Šis renginys laikomas pagrindiniu aerobinės gimnastikos įvykiu Lietuvoje. Turnyro dalyviams linkiu sportinės sėkmės, laimės, žiūrovams gerų emocijų ir vyriausiam teisėjui norėčiau įteikti Alytaus miesto savivaldybės mero taurę, kuri bus įteikta komandai nugalėtojai. Sporto ir rekreacijos centro garso operatoriui tai buvo tikras iššūkis, mat ant jo stalo atsidūrė kone 400 kompaktinių diskų ir varžybos prasidėjo. Varžybos tęsiasi nuo 12 iki 20 valandos. Dalyvių yra apie 350, jie yra suvažiavę iš įvairiausių Lietuvos miestų: Kaunas, Klaipėda, Kauno rajonai, Vilnius, Panevėžys, Jonava, Visaginas, Alytus be abejo, dabar bijau pamiršti kažkuriuos miestus, bet iš įvairiausių Lietuvos kampelių suvažiavę. Aerobinė gimnastika tai sporto šaka reikalaujanti gebėjimo pagal muziką atlikti didelio intensyvumo pagrindinius aerobikos judesius, jungiant juos su jėgos, šuolių, lankstumo ir pusiausvyros pratimais. Visos šios fizinės ypatybės turi būti rodomos varžybinio pratimo metu, atliekant įvairaus sudėtingumo elementus be poilsio pertraukėlių. Aerobinės gimnastikos sportininkai yra vertinami pagal 4 kriterijus. Tai yra artistiškumą, meistriškumą, sudėtingumo elementus ir privalomąją programą. Tai artistiškumas yra, kaip jie pateikia save, šypsenos, meistriškumas, nugaros tiesumas, laikysena, privalomoji programa, tai yra kiekvienas sportininkas turi atlikti tam tikrą privalomąją programą, kuri įeina į aerobinės gimnastikos pasirodymą, ir sudėtingumo elementai taip pat yra jėgos, lankstumo, pusiausvyros ir visus šiuos dalykus sumuojant rašomas bendras rezultatas. Alytuje varžėsi 350 dalyvių, kurių amžius nuo 5 iki 19 metų. Gimnastus vertino 16 teisėjų komisija. Mūsų miestą atstovavo 13 sportininkų. Šaulės Gym sportininkėms geriausiai sekėsi 5 rungtyje, kur alytiškės buvo antros. Nuo Alytaus miesto mero Vytauto Grigaravičiaus taurė atiteko svečiams iš Lazdijų sporto centro. Viso išdalinta 240 medalių. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.